Pirmadienį tu kalnų nenuversi. Iš tavęs gali šito net nesitikėti, tas bosas. Tu pavargęs. Pirmadienis yra skirtas ateiti. Jeigu tu atėjai, jau pliusas. Pirmadienį tu darbų neatsijungęs. Tavęs geriau apskritai nejudinti. Tu atėjai, ko dar? Ir tai, tu pavargęs po savaitgalio. Rezultatų nebus. Rezultatas yra jau, kad tu čia. Kokie rezultatai gali būti po tokio savaitgalio? Tu atsijungi. Tau buvo linksma, o dabar tu čia. Tau reikėjo atsipūsti nuo šito darbo. Pirmadienį tavęs apskritai neturėtų niekas klibinti. Tu geriau sėdėtum namuose prie ežero. Antradienį prasideda mintis apie darbą, kad galbūt reikės pradėti. Kava, kompą atsidarai, bet trumpam. Pradedi atsigauti, čia pirma diena. Labiau kavai. Antradienis gera diena. Trečiadienis yra ta epopėja. Trečiadienį tegu žiūri. Trečiadienį tu dirbi. Atrašai laišką. Ketvirtadienį mažasis savaitgalis. O penktadienį jau nedarbo diena. Anksčiau išleidžia, jau niekas ten apie darbą ir negalvoja. Šitą žino ir darbdavys. Ties ketvirtadienio viskas ir baigėsi. Ir vėl savaitgalis. Tegul pamiršta tave bent iki trečiadienio. Kaip minimum. Realiai nėra kada dirbti. Nereikia vaizduoti per daug dienų savaitėje darbui. Tau per sunku. Tu gimei gyvent, o ne dirbti. Kažkas čia dar nesutvarkyta. Turi būti 4 darbo dienos Europoje jau taip. Tavo įmonė atsilieka.